Mūsų kiemas. Žinoma, kai kurie sužeisti, bet visi dėkui Dievui gyvi, o tie, kurie ten autobuse sudegė, taip, ten daugybė žuvusiųjų, labai daug. Ukrainos prezidentas, komentuodamas Ukrainos miestų atakas ir dabartinę situaciją beveik 1000 km ilgio fronte, amerikiečių kanalui CBS konstatavo, kad atėjus Trumpo administracijai Jungtinių valstijų karinė pagalba faktiškai sustojo, o jos ir ypač oro gynybos sistemų Patriot labai trūksta, dar mažiausiai 10. Я не хочу жалітися. Ми вдячні Сполученим Штатам за те, що нам надали багато. Nenoriu skųstis, mes dėkingi Jungtinėms valstijoms už tai, ką jos mums suteikė ir daug suteikė. Esame už tai dėkingi. Tačiau, kai nuo raketų žūsta vaikai ir suaugusieji, jų gaila visigi žmonės. Todėl jei atvirai nesuprantu, kodėl mes negalime susitarti dėl papildomų Patriot sistemų. Zelenskis priminė, kad dėl papildomų Patriotų buvo susitarta dar NATO susitikime Vašingtone, bet Ukraina taip jų ir negavo. Zelenskis pasakė, kad Ukraina pasirengusi bet kokiam bendradarbiavimo formatui ir pinigai ne problema, nes kai kurie sąjungininkai Europoje yra pasirengę padėti finansiškai. Saulius Masalskas. Europa smerkė barbarišką rusų ataką Sumuose, bet užsienio reikalų ministras Budrys Lietuvos poziciją pristatė dramatiškai. Jeigu Europa toliau tik kalbės ir smerks, tai reikš, kad ES nebefunkcionuoja ir tolesnis švaistymas. Lenkų ministras ragina Trumpą praregėti, kad Putinas tyčiojasi iš taikos pastangų. Ir nors ES siūlymas skirti 10 milijardų eurų gynybai skinasi kelią, esminė kliūtis Europos gynybos pramoniai pakilti pačios Europos sukurtos aplinkosaugos taisyklės. Gedas Alyga tęsia. Taip sutapo, kad po baisios rusų atakos Sumuose, kai gatvėje užmušta keliasdešimt civilių, į vieną iš susitikimų rinkosi ES užsienio reikalų vadovai. Turime sukurti maksimalų spaudimą Rusijai, kad jie iš tikrųjų baigtų karą. Taikai reikia 2, bet norint tęsti karą, užtenka, kad to norėtų vienas. Ir matome, kad Rusija nori karo. Užsienio reikalų ministras Budrys sako, jei bus vėl apsiribota pasmerkimu, klausimas, ar ES dar funkcionuoja ir ar tokie susitikimai nėra laiko švaistymas. Su karinė parama turime būti ambicingesni. Ką galime padaryti patys, kaip Europa? Nes kitu atveju mes nefunkcionuojame kaip organizacija. Kalba apie tai. Tada veikiame kaip atskiros šalis. Ir tada kyla klausimas, kokia mūsų susitikimų pridėtinė vertė. Lenkijos užsienio reikalų ministras sako, Trumpas turėtų praregėti, kad Putinas tyčiojasi. Ukraina be jokių sąlygų sutiko su paliaubomis. Atakos yra Rusijos pasityčiojantis atsakymas. Tikiuosi, kad prezidentas Trumpas ir jo administracija mato, kad rusai tyčiojasi iš gerų norų. Tikiuosi, kad bus priimti teisingi sprendimai. Ministras Budrys tikisi, kad Trumpo kantrybė dėl Putino nebus begalinė. Mes gauname tą žinią, kad kantrybė nėra begalinė, kad jinai yra baigtinė, kad laikas senka ir vietoje tų pozityvių ženklų, ką galėtų siųsti Rusija, jie siunčia raketas ir vaikų lavonėlius. Bet ir po vaikų lavonėlių Sumuose Trumpas įsisuko ir aiškiai Putino nepasmerkė. Putinas ne tik tyčiojasi, bet ir diktuoja sąlygas bei gauna jam naudingo laiko, sako apžvalgininkas Alvydas Medalinskas. Putinas kuria situaciją, kurią aš pavadinčiau man jūra iki kelių. Anot Medalinsko, trypčiojantys amerikiečiai ir europiečiai Putiną gali padrąsinti. Gali atsirasti tokia mintis Kremliui, kad spręsti yra neįgalumas saugumo ir gynybos problemas ne tik tai Ukraina, bet ir už Ukrainos ribų. Ir iš principo tai rodo, kad yra neišmoktos antrojo pasaulinio karo pradžios pamokos, kai nebuvo sustabdytas nei Hitleris, nei Stalinas. Kad toli gražu ne visos Europos šalys mato Rusiją kaip grėsmę, rodo vien tai, kad dar reikia diskutuoti, jog nebūtų važiuojama pas Putiną į jo pergalės paradą Maskvoje. Nedalyvauti gegužės 9-osios parade Maskvoje, nedaryti tų kelionių, nes tai būtų visiškai nesuderinama su ES vertybėmis. Europa turėjo planą šiemet Ukrainai skirti paramos už 40 milijardų eurų. Kol kas sutariama dėl 23 milijardų. Toliau nuo Rusijos esančios šalys nepritarė įpareigojimams remti Ukrainą, o Vengrija stabdo iš principo. Vokiečiai atsisako dar vienos savo pačių susikurtos raudonos linijos. Būsimasis kancleris Mercas sako, Vokietija gali duoti Ukrainai ilgojo nuotolio raketų Taurus,
Amerikiečiai, britai, prancūzai panašių jau davė ir Ukraina smogė skaudžių smūgių Rusijoje. Kiekviena šalis duoda tai, ką gali, bet žinutė aiški. Turime daryti daugiau. ES realistiškais vadina planus, kad šiemet pavyks duoti Ukrainai 2 milijonus artilerijos sviedinių už 5 milijardus eurų. Bet esminė kliūtis Europos gynybos pramoniai pakilti net ne pinigai, o pačios Europos susikurti ribojimai. Prancūzijos sprogstamųjų mišinių gamybos giganto Jurenko vadovas sako, bendrovė atgaivino prieš 20 metų uždarytą gamyklą, bet pradėti joje gaminti negali dėl Europos aplinkosaugos direktyvų ir neįsivaizduoja, kaip dabar reikėtų Europoje pastatyti ginklų gamyklą nuo nulio. Gedas Lyga. Lietuvos laukia didelis demografinis šokas. Tarptautiniai ekspertai įspėja, kad per 25 metus dirbančių gyventojų sumažės trečdaliu. Tai yra bus 500 000 mažiau. Sociologas teigia, kad dėl to augs su visuomenės senėjimu susijusios išlaidos. Nebūsime tokie turtingi ir sveiki kaip dabar. Plačiau Gabrielė Grigošaitytė. Labą dieną, mielas senjorės. Menų studijoje 13 senjorių mokosi marginti kiaušinius vašku. Niekad nesakiau, kad ateini. Tai dabar nerodykit tik tai. Gražinai Velykos tai ne tik šventė, bet ir proga susiburti visai šeimai. Prie stalo susės mažiausiai 7. Visi ateina, visi atsineša savo margučių. Vienu žodžiu, dalinamės, ridenam, ir draugaujam. Senjorė įsitikinusi, kad ir po 20 metų Velykų tradicijas tęs jos artimieji. Viską perims, mes čia be reikalo pergyvenam. Tačiau tarptautiniai ekspertai gąsdina, kad prie šventinių stalų šeimų gretos traukiasi, o po 25 metų Lietuva susidurs su dideliu demografiniu šoku. Galinčių dirbti gyventojų sumažės trečdaliu. Tas netekimas trečdalio dirbančio amžiaus žmonių, tai reiškia, kad pas mus sumažės 500 milijono žmonių, 500 000. Tai yra be galo didelis skaičius. Vyresni gyventojai reiškia milžiniškas išlaidas valstybei. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija skaičiuoja, kad per 20 metų išlaidos senstančiai visuomeniai didės net 3 milijardais eurų. Bus sunkiau išlaikyti esamą santvarką valstybės gerovės atžvilgiu. Turint omenyje, jeigu viskas pasilieka taip kaip dabar, galima sakyti, kad nepavyks gyventi taip kokybiškai, taip turtingai, taip sveikai. Bliūkštai ir svajonės dėl vakarietiškų pensijų. Anot investuotojo pensijos ne tik kad neauks, bet ir sudarys vis mažesnį atlyginimo dalį. Toliau kels iššūkių tai mūsų vadinamai pirmai pensijų pakopai, sodros pensijų sistemai, mažien dirbančiųjų. Skiriant tą pačią lėšų sumą pensijom, tikrai bus sudėtinga taip nuosekliai pensijas kelti ateityje. Jau dabar sostinėje driekiasi eilės ir prie senjorų globos namų. 500 laukiančiųjų negauna vietų. Ir poreikis gydymo ir priežiūros paslaugų tik augs. 2050 metais planuojama, kad žmonių virš 80 metų amžiaus skaičius bus dvigubai didesnis. Tai lygiai taip pat ir įvairiomis lygomis, tokiomis kaip demencijos, sirgs dvigubai daugiau žmonių. Ką daryti su šokiruojančia statistika? Tarėsi sociologai, darbdaviai ir politikai. Tačiau išeina be konkrečių sprendimų. Tokių sprendimų iš tiesų lengvų pleistrų uždėt ant žaizdos nėra. Lietuvos gimstamumo rodikliai nespindi jau kurį laiką. Per pastaruosius 30 metų naujagimių registruojama bent perpus mažiau. Kurti šeimas lietuvaičių nepaskatins net išmokos. Nėra įrodymų, kad jos veikia. Tiek čia, tiek užsienyje, tai yra trumpalaikiai sprendimai, tai gali suveikti, kad šiandien duodame 500 eurų šeimai, galbūt ta šeima susilauks vaiko greičiau, jeigu tik planavo susilaukti vaiko, bet nesusilauks antro vaiko, jeigu nenorėjo. Darbo rankų trūkumą įmonė siūlo kamšyti imigrantais iš kitų šalių. Darbdaviai teigia, jau šnekasi su vyriausybe, kaip jų pritraukti daugiau. Dabar kliudo reikalavimai iš kokių šalių ir kokios kvalifikacijos specialistus vežtis. Mes turėsime turbūt pasitelkti ir mes jau ne vienus metus kalbam apie tai, kad mes turime galvoti, iš kokių šalių mes galime pasikviesti dirbančių žmonės, kurie galėtų prisidėti prie mūsų darbo jėgos. Tarptautiniai ekspertai ragina patiems rūpintis ir didesnę pensiją, papildomai kaupti, o pensijų fondams daugiau investuoti Lietuvoje. Taip įmonės turės sąlygas augti, mokėti didesnius mokesčius. Bet šį siūlymą atmeta patys fondai, nes pensijų sistema nestabili. Jeigu ministrė pasirenka pinigus išleisti televizoriams, šaldytuvams, o ne investuoti į strateginės kryptis, į strateginės sritis Lietuvoje, tai yra čia jos pasirinkimas. EBPO ekspertai siūlo Lietuvoje plėsti ir mokesčių bazę, ilgiau darbę išlaikyti vyresnio amžiaus žmonės. Gabrielė Grigošaitytė, Rolandas Šležas, Vilnius.
Vėl neramu pasienyje. Atšilus orams į Lietuvą braunasi nelegalūs migrantai. Vien per paskutinės dienas jų fiksuota apie 100. O Baltarusijos autoritaras Lukašenka grasina prie sienų siųsti 150 000 pakistaniečių. Ar Lietuva jau turi ruoštis naujai Minsko režimo hibridiniai atakai, domėjosi Gintarė Kavaliauskaitė. Čepkelių teritorijoje migrantai eina pasilenkę. Taip tikisi likti nepastebėti, tačiau juos fiksuoja kameros. Per paskutinės 3 paras bandymų patekti į Lietuvą beveik 100. Iš viso jų buvo apgręžta vakar 38, užvakar 30, o šiandien naktį jau buvo pasirodžiusios 2 grupės po 18. Daugiausiai tai jauni vyrai, moterų pasitaiko retai. Išvydę pareigūnus visi sprunka ten, iš kur ir atėjo, į Baltarusiją. Jie net nebando pradėti kažkokių tai bandymų prašytis prieglobsčio. Pagrindinis jų tikslas yra Vokietija. Vidaus reikalų ministerija skaičių nesureikšmina, juos aiškina atšilusiais orais. Pelkėtose vietose jau atsiranda kontūrai matyti praėjimo takai, kas žiemos metu esant sniego įšalui yra sudėtinga. Bet ir iš Baltarusijos pasigirdo naujų grasinimų. Autoritaras Aleksandras Lukašenka į savo šalį kviečia 150 000 darbo migrantų iš Pakistano ir sako, jie netrukus gali priartėti ir prie ES sienų. Tai yra organizuota hibridinė kova prieš ES šalis, būtent prieš mūsų kaimynės Lenkiją, Latviją. Tai aš manau, kad tai yra naujas prasidėjęs sezonas. Buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas sako, kad tai tik eilinis Lukašenkos flirtas su Europa, kurio reikia vengti. Žinot, čia tokia taktika, kai tu pradedi kurt problemą kaimynams ir po to sakai kitą ranką, tiesi ranką ir sakai, mes galim dėrėtis, kalbėtis dėl sankcijų nuėmimo, dėl kažkokių tai jam palankių schemų. Mes turime būti pasirengę. Reiškia, ar tai būtų 1000 ar 100 000, tai yra didžiuliai skaičiai Lietuvai. Tai vėlgi sienos apsauga, apribojimai, ribojamosios priemonės turi būti taikomos. Migrantai ieško plyšių. Praėjusią savaitę pora pakistaniečių jau buvo sulaikyti Varėnos rajone, o juos lydėjo specialus Baltarusių užsakytas vedlys. Atkeliavo per Latviją. Latvijos sienos apsauga dar nėra tokio lygio kaip mūsų ir Lenkų. Ir čia mes turim kartais tokių bėdų, kad mes sugaunam daug migrantų per Latviją atvažiavus į Lietuvą. Bet žinau, kad jie jau irgi įgyvendina sienos apsaugos priemonės. Lenkijoje nelegalų daugiau. Praėjusią parą apgręžta netoli 50. Jie veikia daug agresyviau. Pasienyje anksčiau migrantų peiliu subadytas karys mirė. Sužeidžiami, transportas apdaužomas. Vienas įvykis pasibaigė tragiškai mirtimi. Lietuvai agresyvių nelegalų pavyksta išvengti. Bandymų koncertiną pažeisti mažiau. Tik vasarį migrantai bandė tvorą perlipti kopėčiomis. Lenkų gynybos ministras net įvardės tuos migrantus, kurie ir čia į Lietuvą matyti panašus kontingentas eina ir Lenkijoje, kaip banditų ordomis. Seimo narys Dainius Gaižauskas sako, kad pavieniai nelegalai niekis. Didesnę grėsmę kelia šalies viduje esantys rusai ir baltarusiai. O jei Lukašenkos grasinimai būtų realizuoti? Jūs įsivaizduot, kiek tai trauktų dėmesio nuo mūsų specialių tarnybų ir josios būtų sufokusavusios vien tik suvaldyti šią migraciją. Tuo metu gali jau būti daromi visai kitokie veiksmai, o kokie mes jau žinom, jo teroristiniai veiksmai su ženkliai pavojingesnėm pasekmėm. Jeigu iškyla grėsmė, tarkim, pasienyje, tai tos grėsmės reguliuojamos taip, tam tikrą dalimi galbūt vidaus saugumo kitų pareigūnų sąskaita, bet tai nereiškia, kad, sakykime, vidaus saugumas paliekamas visai be dėmesio. Šiemet apgręžti 327 migrantai, o nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios neįleista per 23 000. Gintarė Kavaliauskaitė, Serhijus Šaikardanov, Vilnius. Naująją valstybės kontrolės vadove prezidentas siūlo savo patarėją Ireną Segalovičienę. Anot Nausėdos jo patarėja pajėgi profesionalė. Valstybės kontrolieriaus kandidatūrai dar turės pritarti Seimas. Toks prezidento žingsnis sukėlė opozicijos pasipiktinimą. Šį įžvelgia įstaigos politizavimo riziką. Opozicija taip pat atkreipia dėmesį, kad kandidatė į valstybės kontrolierės siūloma be jokio atšalimo, kurio prezidentas anksčiau reikalavo iš kitų pareigūnų. Be to, Segalovičienė be panašaus darbo patirties ir iš politinės institucijos. Bet valdantieji ją palaiko. Segalovičienė 2019-aisiais tapo
prezidento patarėja prezidentūros ekonomikos ir socialinės politikos grupėje, o nuo 21-ųjų jai vadovauja. Ką reikia šildyti, o ką šaldyti, tai matyti tik prezidentas ir gali komentuoti. Mes savo ruoštų priimam pateiktą kandidatūrą, ją aptarinėsime frakcijose. Na, o Irena Segalovič turi reikalingas kompetencijas, yra patyrusi specialistė ir tikrai manau, kad tai būtų stipri kandidatūra. Žiūrėkit, tai ta pareigybė nėra politinė pareigybė, nėra nei politinės partijos, nei kažkokia tai su politinė pareigybė susijusi asmenybė. Tiesiog yra prezidento patarėja, jos kompetencija, žinios galės būti vertinamos. O ar bus politinis neutralumas, kas privalo valstybės kontroliai būti, tai yra faktas. Aš manyčiau, jeigu jinai būtų partijos narė arba susijęta su kažkokia tai politinė jėga, gal tada tokių abejonių kiltų, bet Seimas apsispręs. Donaldas Trumpas nerimsta dėl muito tarifų. Prieš savaitgalį pasirodė informacija, kad Amerikos prezidento administracija netaikys abipusių tarifų išmaniesiems telefonams, kompiuteriams ir elektronikos detalėms. Tačiau vėliau Trumpas pareiškė, kad išimtys trumpalaikės ir bus paskelbta apie naujus tarifus. Kinija ragina juos apskritai atšaukti. Martas Kalendra plačiau. Po praėjusią savaitę stebėtų pašėlusių svyravimų, pirmadienį rinkos pradėjo santykinai stabiliai. Mat penktadienį vakare Amerikos muitų ir pasienio apsaugos biuras pranešė apie tarifų išimtis, kurios apima įvairias elektronikos prekes, tarp jų išmaniuosius telefonus ir jų sudėtinės dalis, kurios Jungtinės valstijos importuoja iš Kinijos. Šiuo metu Kinijai taikomas milžiniškas 145% tarifas. Tačiau vėliau Donaldas Trumpas pareiškė, kad išimtis bus trumpalaikės. Netrukus bus paskelbta apie naujus tarifus. Ar ketinate paskelbti tarifus tokiems daiktams kaip iPhone? Apie tai bus paskelbta labai greitai ir mes tai aptarsime. Bet taip pat kalbėsime su bendrovėmis. Žinote, turite parodyti tam tikrą lankstumą. Niekas neturėtų būti toks griežtas. Jūs turite parodyti tam tikrą lankstumą. Ir mums tikrai gerai sekasi ir finansiškai mūsų šalis bus stipresnė nei kada nors anksčiau. Net 80% Jungtinėse valstijose parduodamų iPhone pagaminti Kinijoje, o likę Indijoje. Kai kurie skaičiavimai rodo, kad iPhone kainos amerikiečiams galėtų išaugti net 3 kartus, jei išlaidos būtų perkeltos vartotojams. Turėtumėte suprasti, kad jie įtraukti į būsimus puslaidininkių tarifus. Tai bus apibrėžta per artimiausią mėnesį ar 2. Taigi tai nėra nuolatinė išimtis. Kinija ragina Trumpą visiškai atšaukti tarifus. Jungtinių valstijų vadinamieji abipusiai tarifai griauna esamą tarptautinę ekonominę ir prekybos tvarką, o Amerikos interesai iškeliami aukščiau už tarptautinės bendruomenės viešuosius interesus. Tai tipiškas patyčių aktas, kuriuo šiurkščiai pažeidžiamos pasaulio prekybos organizacijos taisyklės. Lietuvos užsienio reikalų ministras tikisi, kad Amerikai pristabdžius tarifus ES, blokui pavyks su Jungtinėmis valstijomis susidėrėti. Siekime tikslingai išnaudoti šį laikotarpį. Šiandien Vašingtone yra mūsų prekybos komisaras Marošas Šefčovičius ir tikimės, kad jam pavyks padaryti tam tikrą pažangą šiuose dėrybose, nes tikrai yra dėl ko susitarti. Tai yra 100 milijardų vertės prekyba, tai yra galų gale taisyklėmis pagrįsta pasaulio prekyba visa ir tvarka, kurią norime mes visi išsaugoti. Reaguodama į Trumpo sprendimą, ES praėjusią savaitę taip pat 90 dienų atidėjo muitų taikymą valstijų importuojamoms prekiams. Martas Kalendra. Eilinis gaisras Kaune virto padegimo detektyvu. Vilijampolėje užsiliepsnojus namo išgelbėti 4 žmonės, visiškai uždarytas eismas viena pagrindinių arterijų, o policija sulaikė įtariamą padegėją. Gyventojai šią Kauno vietą lygina su Vilniaus Šnipiškėmis ir vadina ją tiksinčią bombą. Ievos Diraitės reportažas. Liepsnos ir tiršti dūmų kamuoliai kilo į bundantį Kauno dangų rytinio piko metu. Vilijampolėje užsidegė medinis namas, kuriame buvo 4 žmonės. Kilo pavojus užsiliepsnoti kitiems aplink esantiems medinukams. Didelė liepsna didžiulė. Jau stogas degė, viskas degė. Čia narkomanai gyvena ir uždegė turbūt. O didelis gaisras buvo? Didelis. Liepsna? Langą matėsi, tai vieni dūmai, galvoju, kad debesys juodas. Kilus gaisrui vienas žmogus išsigelbėjo pats, dar 3 išnešti ir išvežti į ligoninę. Vieną laitą gaivino, matyt, nutroško jis.
nuo dūmų, nuo visko. Į gaisrą sulėkė 7 autocisternos, dirbo per 30 ugniagesių. Išdegė namo vidus, dalis palėpės, stogo, žodžiu, beveik visą pastatą buvo apėmus liepsna. Ši vieta yra prie pat Kauno senamiesčio. Eismas visą parą itin intensyvus. Visam rytui teko uždaryti vieną pagrindinių gatvių. Intensyvus labai eismas buvo, tai atvykus tiesiog užblokavom kelią, stabdėme eismą, kvietėmės policiją, nes reikėjo dėl vandens tiekimo sustabdyti visą eismą Jurbarko gatvėje. O policija ne tik reguliavo eismą, paaiškėjo, kad namas neužsidegė savaime, sulaikytas ne kartą su teisėsauga reikalų turėjęs jaunuolis. Tai tikėtina galimai padegimas. Na ir kiek vėliau netoliese buvo sulaikytas vyras gimęs 1990 metais, jam buvo nustatytas lengvas girtumo laipsnis. Prie pat senamiesčio esantis Medinukų namų mikrorajonas vadinamas tiksinčia bomba. Pasak vietinių, nelaimė čia gali nutikti bet kada. Žmonės net budi naktimis prie langų. Baisu, naktį net budi. Kitas, juk nežinai, gali sudegti. Prastokai atrodo jinai prastokai atrodo, čia galėtų daugiau aukščiai, bet kur žmonės dėsis? Kur eis jie? Ši vieta lyginama su Vilniaus Šnipiškių mikrorajonu, kur problemos nesibaigia. Seniūnija sako, kad ir padegtas namas didesnės rizikos. Įtrauktas į apleistų neprižiūrimų sklypų sąrašą, savininkai moka padidintą nekilnojamo turto mokestį ir tikėkime, kad jie bus priversti susitvarkyti šitą žemės sklypą. Savivaldybė sako, kad bėdų su šiuo rajonu daug. Šita vieta yra problematinė ir jinai daug jau metų yra problematinė, nes ten privatus sklypai, privatus namai ir yra pats blogiausias dalykas, kad vienam name gali būti ir ne vienas, ne du ir ne trys savininkai. Tai kiek mums žinoma, daug vystytojų bandė tartis, pirkti, bet labai sunku su visais iš karto susitarti. Visgi žadama šią Kauno žaizdą tvarkyti. Tokio vaizdo su landynėmis turėtų nebelikti. Vietoj Medinukų planuojami daugiabučiai. Yra tikrai ne vienas, ne du investuotojai, kurie jau ruošiasi plėsti Piliamiesčio kvartalus ir toliau jau ir už Brastos gatvės yra numatomos plėtros. Tai manau, kad čia tik laiko klausimas, kada ir ta teritorija turėtų pasikeisti. Anot savivaldybės, nors mediniai pastatai ir seni, tačiau jie nėra paveldas. Čia saugomas tik gatvių tinklas. Kažkoks identitetas jis turėtų išlikti, bet pagal šiuolaikinę urbanistiką iš tikrųjų reiktų tą teritoriją tankinti, šiek tiek kelti ją į viršų, tada atsilaisvintų ploto ir parkam kažkokiem dar. Nelaimė šiame name kartojasi jau ne pirmą kartą. Prieš 2 mėnesius čia rasti 2 žmonės, kurių išgelbėti nepavyko. Ieva Diraitė, Alius Koroliovas, Kaunas. Skandalas dėl praeitą rudenį Dresdene sugriuvusio sovietinių laikų tilto per Elbę privertė vokiečius patikrinti visus savo tiltus. Paaiškėjo, kad maždaug 4000 tiltų reikia skubaus remonto arba juos apskritai reikia griauti ir statyti naujus. Išsamiau apie Vokietijos tiltų problemas Saulius Masalskas. Taip vokiečių tiltų statybų ekspertai pasitelkę nuotoliniu būdu valdomą sunkiasvorę transporto priemonę tikrino dar vieno seno tilto per Elbę patvarumą. Šis sovietinių laikų tiltas prie Bad Schandau, Čekijos pasienyje, buvo pripažintas avariniu ir uždarytas. Tilto uždarimas Bad Schandau gyventojams buvo absoliuti katastrofa. Tai klasikinė eismo problema. Kitas tiltas Čekijos link yra už 25 km į vieną pusę arba 20 km į kitą. Taigi tai vienintelis tiltas beveik 50 km upės atkarpoje. Laimė testai parodė, kad tiltas, nors ir gerokai aprūdijęs, dar atlaikys lengvuosius automobilius ir nedidelius sunkvežimius iki 1,8 tonos svorio. Taigi vietos gyventojai atsiduso lengviau. Bad Schandau ir kitų aplinkinių vietovių gyventojai visi džiaugiamės, nes daugelį žmonių tenka važiuoti aplink. Mano sūnus gyvena kitoje Elbės pusėje, Goriče arba Kioningštaine, o kita mano dukra kiekvieną dieną važinėja į darbą ilguoju keliu. Taip, tai kas čia vyksta su tiltu yra tragiška. Kita vertus, šio buvusios sovietinės rytų Vokietijos regiono gyventojams dar pasisekė, kad jų tiltas buvo patikrintas ir įtrauktas į remontuotinų sąrašą dar prieš jam sugriūvant. Dresdene dalies labai ilgo sovietinių laikų tilto buvo nespėta sutvarkyti ir ta jo dalis, kuria važinėja tramvajus, praeitą rugsėjį nuvirto į Elbę. Tai pridarė nemažai transporto problemų Dresdeno gyventojams.
Vokiečiai iš tiesų yra labai geri inžinieriai, todėl galima manyti, kad viskas turėtų veikti. Kartu vokiečiai taip pat labai gerai moka taupyti ir jie labai ilgai taupė būtent šios infrastruktūros, tiltų sąskaitą. Daugelį metų net nematai, kad tiltas neremontuotas, bet kai jis sugriūva, supranti, kad kažką reikėjo daryti daug anksčiau. Vokiečiai daug tikisi iš naujosios konservatorių ir socdemų vyriausybės, kuris siekdama išjudinti stagnuojantį Vokietijos ūkį pažadėjo milžiniškų investicijų į šalies infrastruktūrą, taip pat ir į tiltus. Šie darbai jau prasidėjo, bet nuveikti teks tikrai daug, nes net 4000 vokiečių tiltų pripažinti kaip blogos būklės. Saulius Masalskas. Šeduvos darželis jau ilgiau kaip 10 metį prieš Velykas stebina margučių gausa ir įvairovė. Tačiau šiemet pirmą kartą margučiai tapo dalimi liaudiškų dainų žodžių. Dekoruotų kiaušinių pynės net atspindi dainos veikėjus. Ar sunkiau margučius dailinti pagal specialią temą, domėjosi Ligita Gorodničenko. Šeduvos darželio teritorijoje sukasi tūkstančiai margučių. Vieni dekoruoti karoliukais, kiti apnerti ar apklijuoti, tačiau visi išskirtiniai ir traukiantis akį. O šie dar ir atpasakojantis dainas. Kiekviena dekoruotų margučių pynė vaizduoja kokią nors lietuvių liaudies dainą, kaip pavyzdžiui kepė bobo bandeles. Vienas kiaušinis, tai galima sakyti viena eilutė arba netgi vienas stulpelis, dainelės atsispindi. Na ir taip, jeigu kepė bobo bandeles prie ežerėlio, kiaulelė suėdė, nubėgo per mišką ir taip ta visa dainelė iki pat apačios ir susidėlioja. Visos darželinukų grupės pristatė po vieną margučių girliandą, kitaip sakant, pavaizdavo po vieną skirtingą liaudišką dainą. Pagal žodžius, kaip dainelė prasideda, Lietuvos šaleliai, žalioji gireliai, paukšteliai ir žvėreliai visi susirinko. Atvažiavo meška su medučio bačka, o tas pilkasis vilkelis vestuves iškėlė, žąsinas kankliavo, lokis trimitavo, o tas pilkasis vilkelis vedė ožką šokti. Mūsų mamytė yra viena labai gražiai piešia ir nupiešė mum ant kiaušinukų dainelę Šoko kiškis. Taip, galim padainuoti, vaikučiai. Taip. Šoka kiškis, šoka lapė, šoka visi žvėris. Vaikai šiemet margindami kiaušinius kartu šių liaudiškų dainų mokėsi, tad margučių alėja šiemet ne tik graži, bet ir skambi. Šie metai yra ypatingi, nes yra skirta lietuvių liaudies dainų metams paminėti. O kadangi esam mažų vaikų įstaiga, ugdome vaikus, tai paveldą, mūsų turtą, mūsų lietuvių liaudies dainas jie turi girdėti. Ir nors margučių alėjoje pilna įvairiai dekoruotų kiaušinių, namuose ant Velykų stalo vaikai dės paprasčiau margintus. Nuspalvinu popierius flomasteriais ir apvynioju kiaušinį ir įdedu pašlapinu su vandeniu biškį ir jam po kelių minučių ir gaunas. Ir ryžius mes merkiam. Ir kaip gaunasi? Šiaip tai labai spalvoti gaunasi ir labai gražus. Mes tai tokius dažus naudojam, tabletytės tokias įdedam ir paskui palaukiam ir paskui įmerkiam kiaušinius. Dar mes po to kartais ne visada plunksnom puošiam arba blizgučiais. Šeduvos darželis margučiais puošiasi jau nuo 2011 metų. Tik anksčiau garsėjo vienu dideliu medžiu. Deja, girti vandalai jį nupjovė, bet tradicijos pratęstos. Dabar puošiama visai naujai pasodintų medelio alėja. Kiek čia kabo margučių suskaičiuoti sunku, tačiau bendruomenė rekordų nebesiekia. Stengiasi dekoruoti kuo išradingiau, taip kuriant mažus meno dirbinius. Ligita Gorodničenko, Augustė Tomkutė, Radviliškio rajonas. Eugenijus – nuolaidų kepimo genijus. Velykiniai pasiūlymai jau iki. Tik šį antradienį su iki kortele įvairių rūšių silkėms net 40% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs. Mes ką?
Teleloto laimėjom. Dalinkimės laimėjimais prie Velykų stalo, nes 29-ųjų Teleloto Velykų proga išidensime 4 puikius BMW automobilius ir 300 išmanių prizų. O šią savaitę aukso puodė pražydo 1 milijonas. Bilietų ieškokite ir savitarnos kasose. Teleloto. Kaimynovėje žalesnė? Pasirūpink dabar. Žalioje stotelėje iki 40% nuolaida atrinktoms vėjų sėkloms ir trąšoms, priemonėms prieš piktžoles, laistymo ir purškimo prekėms. Pirk žaliastotelė.lt ir nemokamai atsiimk parduotuvėse. Emilija neturi pakankamai suknelių medaus mėnesiui. Nerijui reikia greitesnių bėgimo batų. Mantui ir Karolinai praverstų daugiau lėkščių. Benui reikia didesnio dydžio drabužių. Laimiai, jie viską gali rasti bus.com. Eugenijus nuolaidų kepimo genijus. Velykiniai pasiūlymai jau iki. Šią savaitę perkant pakuotę besėklių žaliųjų vynuogių antra nemokamai. Perkant majonezą Hellmann's antras taip pat nemokamai. O su iki kortele paprastieji karpiai tik 4,99 €. Iki. Arčiau tavęs. Atsinaujink namų techniką su senukais. Dabar senukose 55 colių Samsung televizorius 580 €. Samsung skalbyklė 399 €. O Beko orkaitė 279 €. Senukai. Šį vakarą 8 per LNK. Jordana apie meilę, kuri ją išgelbėjo. Žinai, aš imu tave į vyrus. Ką dainininkė norėtų pamiršti? Kiek aš visokio brudo mačiau, kad jau tiesiog viena koja jau grabe buvo. Aš laimingas, širdis laiminga. Kai meilė užklumpa tuomet, kai jos visai nesitiki. Ar jūs įsivaizduojat mane su juo? Nestabdyk, jei jauti alkį. Magi, užkandžiauk, kai norisi. A tu visai nupošai? Atsipeikėk, tu ką jūs darot? Ai, teta, ką jūs iš vis supranta? O ko tu rėki, taigi vaiką pažadinsi? Kas nutiko? Zina, gal papasakosi? Paklausk šitos. Man reikia meilės. Pirmadienį, ketvirtadienį, 21 valandą per LNK. Jei į pasimatymą nedrąsu eiti po vieną, galima ateiti po 2. Tik kaip draugės pasidalins naujų vaikinų. O gal pirmas įspūdis apgaus? Pirmieji pasimatymai. Darbo dienomis 12 valandą per LNK. Susikurk Velykas su Kiddy. Antrąją Velykų dieną švęsk su LNK. 9:50. Kosminis krepšinis. Nauja era. 12:05. Eisas Ventura. Kai gamta šaukia. 13:55. Kelionė į Ameriką. 16:20. Nepaprastas Enzo gyvenimas. 19:30. Premjera. Triušis Piteris 2. Pabėgimas. O 21:20. Ryškiausi Holivudo veidai premjeroje. Gucci mados namai. Per LNK. Transliaciją remia Akiniai Filman. Dabar matau ryškiai. Vilniaus paukštynas. Kito lygio vištiena, kito lygio Velykos. Ketvirtadienį 8 per LNK. Jūs galit užsikčiauti? Ir jos man. 30 000, kad netrauktų moteris. Sakau, dievišką energiją išvaliau. Ko nemato žiūrovai. Kas padarė scenoje Sysiu? Nusilenkimai jau eina. Čiurleno vanduo. Kaip į Man labai skubiai reikia sekso parduotuvės. Jūsų širdis plaka tik jums. Kardiolitos klinikos. Ką aptars susirinkę šeimos vyrai? O kokios negandos kamuoja moteris? Pykčio alsuojantis priešai ir širdį draskantis nerimas. Seriale Kraujo gėlės. Darbo dienomis 10 ryto per LNK. Kazino Admiral lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Pirmąją Velykų dieną LNK premjera. Atrodo, kad karšti šokiai jau praeitį, bet naujoji draugužė bus atkakli. Ką jį rezga? Ar talentingas šokėjas išpildys jos norą? Magiškasis Maikas. Paskutinis šokis. 22 valandą per LNK. Dar daugiau valymo, dar mažiau vandens. Naujas itin efektyvus EcoBooster iš Kercher. BetSafe by Betson. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Aurimas Mockus ir jo žmona Sonata. Nėra ryšio ir daugiau mes nieko nežinom. Kiek dar liktų parų? Dar 3. Būtum tempęs, ar ne? Velnio neštas ir pamestas, turbūt gal taip. Nu jo, bet angelų išsaugotas. Buvai parašęs atsisveikinimo žinutę. Tai ten jau iki haliucinacijų buvo. Nu, jis labai nekaip atrodė. Buvo, kad tokių minčių, kad gali ir nerasti. Šį trečiadienį per LNK. Maieri Sensitive.
Saugu jums, saugu aplinkai. Atpildo valanda artėja. Įkalčiai naikinami. O pats kerštingiausias planas pradeda veikti. Kas palūš, o kas atsilaikys. Meilės kaina. Darbo dienomis 11 valandą per LNK. Kazino Admiral lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Intriguojantis vakarai su LNK ir didžiojo ekrano žvaigždėmis. Šiandien Džekis Čanas trileryje Svetimšalis. Rytoj košmarų persunktas dieviškasis kerštas. Trečiadienį tylos įlanka ir nelaimingas atsitikimas apversiantis gyvenimą. Ketvirtadienį istorinė drama 13 lemtingų dienų. 22:30 per LNK. Švyturys Extra Dry nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai. 7bet lošimo automatai? Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ugnies stichija karalių koncerte Prienuose. Mes sudeginom sceną ir už tai gavom beveik 14 000 eurų nuostolį. Lietuviai didžiausios pasaulio katastrofos centre. Kai labai dantis visi iškrito, teko viską susistatyti naują. Kakadu šiandien 19:30 per LNK. Nuo gegužės 2 dienos. Pirmoji turkų serialo Paslėpk mane serija. Turtuolių namuose. Jis svetima. Kaip susitaikyti su skriaudomis ir atsispirti uždraustai aistrai. Paslėpk mane. Darbo dienomis 15 valandą per LNK. O žiniuose toliau bent akims paganyti tik retam įperkamos prabangos. Aukcione bus parduodamas retas, legendinėse Indijos Golkondos kasyklose iškastas ryškiai mėlynas deimantas. Net 23 karatų brangakmenis kadaise priklausė vienam Indijos monarchui. Už jį pirkėjas tikimasi nepagailės milijonų, rodo Martas Kalendra. Žada atimantis grožis. Šis deimantas aptiktas Indijos Golkondos kasyklose, žinomose dėl to, kad jose buvo išgauti kai kurie garsiausi pasaulio deimantai. Tai Golkondos mėlynasis deimantas, kuris bus parduodamas aukcione Ženevoje. Tai svarbiausias kada nors aukcione parduotas mėlynasis deimantas. Anksčiau jis priklausė Indorės maharadžai. Deimantas sveria šiek tiek daugiau nei 23 karatus. Unikalu tai, kad akmuo nepasikeitė daugiau kaip 100 metų. Nepakito dydis, forma, svoris. Taigi tai jau yra gana ypatinga. Be to, tai, kad jis priklausė tokiai svarbiai ir kilmingai giminiai, suteikia naujam savininkui dar daugiau išskirtinumo. Jis gali tapti istorijos dalimi. Deimantas gegužę bus parduodamas aukcione Ženevoje. Manau, tai taps naujų mėlynojo deimanto ar bet kokio kito spalvoto deimanto aukciono rekordų, nes šis yra nepakeičiamas. Rinkoje yra mėlynųjų deimantų ir visi jie yra reti, tačiau turėti tokios kilmės mėlynąjį deimantą tai greičiausiai nepasikartos. Tikimasi, kad naujasis savininkas už deimantą nepagailės nuo 30 iki 50 milijonų eurų. Martas Kalendra. Atnaujintose žiniuose 21:30 parodysime ir papasakosime, kaip į kosmosą trumpam simboliniam skrydžiui pakilo Blue Origin raketa, kurioje vien moterų įgula. Milijardierius Jeffas Bezosas į kosmosą įsiuntė savo sužadėtinę. Įguloje buvo ir dainininkė Katy Perry. Ši skrydžio metu net uždainavo. Adomai, kad vėją gaudo buriuotojai, tai nieko nestebina. Bet nustebau, kad pasirodo vėją gaudo ir disko metikai. Tikrai taip, Gintarai, tokios sąlygos, kokios buvo vakar Kalifornijoje varžybose, jos tikrai turi įtakos galutiniam rezultatui, tai yra akivaizdu, nes tai yra antgamtiška. Kitaip būtų, neįmanoma būtų paaiškinti, kodėl žmogus staiga švysteli diską 4 kg svorio. 4 kg. 75 metrus. To joks vyras niekada nebuvo padaręs. Bet jeigu vėjelis nepūsteltų, žiūrėk, metro kokio nors ir nebūtų. Tikrai taip, bet matos, sąlygos visiems vienodos, nes buvo ir aukščiausio lygio varžovai. Ir apie ką galbūt per mažai kalbama yra, kad pernykštis Mykolo rekordas šiemet buvo jau pagerintas kito australo. Jeigu Mykolo metimas nebūtų tas toks auksinis, jisai būtų praradęs tą pasaulio rekordininko statusą. Na, kritikam galima pasakyti. Jokit patys pamėginti. Tikrai, kokių 30 numestų. Aš 18 pats numečiau kažkada. 18. Netrukus sportas įsamei. Likit drauge.
7bet kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Per vieną vakarą Mykolas Alekna 2 kartus pagerino pasaulio rekordą. Sau, nuo pernai priklaususi rekordą lietuvis į priekį pastūmė dar daugiau kaip metru. Kone idealiuose sąlygose. Varžybose Kalifornijoje Alekna diską sviedė 75 metrus 56 cm ir tapo pirmųjų vyrų istorijoje, peržengusių 75 metrų ribą. Tiesa, kaip jau įprasta, pats sportininkas į tokius skaičius reagavo santūriai. Gana kuklus ir Mykolo tėtis Virgilijus. Abu jie užsimena, kad net ir tokį rekordą dar bus galima pagerinti. Plačiau Nerijus Bliujus. Štai šiuo pirmuoju savo metimu Ramonos mieste vykusiose varžybose Mykolas Alekna brėžia naują žymą disko metimo istorijoje – 74 metrai ir 89 centimetrai. Tai naujasis pasaulio rekordas. Tačiau net ir tai nėra paskutinė riba 22 Lietuvos ir viso pasaulio disko metimo talentui. Mykolas Alekna 4. savo metimu užfiksuoja dar vieną neįtikėtiną rezultatą – 75 metrai ir 56 centimetrai. Be žado varžybų komentatorius palikęs Mykolas Alekna apie dar kartą pagerintą pasaulio rekordą kalbėjo labai paprastai. Skamba nuostabiai, žinau, kad esu teisingame kelyje. Į šias varžybas atvykau su aiškia misija. Žinojau, kad jeigu aš nepagerinsiu pasaulio rekordo, tai padarys Matthew. Tad viskas buvo labai įtempta ir konkurencinga, o galų gale viskas pasirodė nuostabiai. Neįtikėtinus ir pasaulyje iki šiol nematytus skaičius demonstruojantis lietuvis po varžybų kalbėjo, kad savo rezultatą jis dar gali pagerinti. Manau, kad galiu numesti ir toliau, tačiau pasitaupysiu kitiems metams. Šio sezono mano tikslas kiekvienose varžybose mesti stabiliai, apie 70 metrų ar ne daugiau. Su įspūdingu pasiekimu Lietuvos disko metimo talentą suskubo pasveikinti ir šalies prezidentas Gitanas Nausėda. Socialinėme tinkle Facebook parašęs, kad Aleknos rekordai yra pavyzdys, kaip galima pasiekti tai, kas neįmanoma. Tiesiog dirbu ties tuo, kad būčiau laisvesnis, stabiliai stovėčiau ir būčiau kantrus. Tai 3 dalykai, su kuriais daug dirbau. Metai iš metų matau, kaip tobulėja mano technika. Manau, kad ji ir toliau gerės. Prieš 20 metų pats įspūdingus rezultatus disko metimo sektoriuje fiksavęs ir medalius savo šeimai vežęs Virgilijus Alekna dabar su dideliu pasididžiavimu stebi tai, ką išdarinėja jo sūnus. Aš tikėjausi, nes mačiau kokios yra oro sąlygos, koks pučia vėjas ir jeigu pernai pasiekus rekordą tas vėjas buvo ženkliai silpnesnis, tai dabar buvo ženkliai stipresnis ir tikrai Mykolo rezultatai tiek jau įvykta 70 metrų pirmose varžybose sezono, tai jau ženklas, kad geroj sportiniai formoje. Net ir geriausiai savo karjeros laikais Virgilijus Alekna buvo toli nuo savo sūnaus šiuo metu demonstruojamų rezultatų. Tačiau, pasak tituluoto disko metiko, artimiausių metų rekordas gali būti ir vėl pagerintas. Šiais metais, lygiai po metų, Mykolas dar daugiau nei metrų pagerino pasaulio rekordą ir dabar tas jau yra daugiau nei 75 metrai. Tai aš manau, jeigu tą tokią tempą išlaikyti bent jau į Los Andželo olimpinių žaidynių, tai gal ir galim ką nors panašaus išvysti. Virgilijų Alekną antrina ir pirmasis nepriklausomos Lietuvos olimpinis disko metimo čempionas Romas Ubartas. Savo karjeros metu 70 metrų ribą pasiekęs buvęs lengvaatletis per daug nesistebi šiuo metu demonstruojamais rezultatais. Matyt, ta šalta nervų sistema viena yra iš kertinio akmenuko ir padeda tokius rezultatus. Jis nesinervuoja, jis net nesidžiaugia per daug. Ten padaro kažkaip tai žestų ir viskas, o tai paskui ruošiasi kitam metimui. Suprantate, čia Lietuva kraštas, kur vyrai turi tokią šaltą nervų sistemą. Tiesa, visai netoli Mykolo pasiekimo buvo ir australas Matthew Denis. Diską numetė 74 metrus ir 78 centimetrus. Lietuviai už pagerintą pasaulio rekordą turėtų atitekti ir daugiau nei 13 000 eurų siekianti premiją. Nerijus Bliujus, Andrius Kalskas, Vilnius. Sumaištis Lietuvos krepšinio rinktinėje tik dar labiau didėja. Gali būti, kad Europos čempionate vasarą nežais ne tik Domantas Sabonis. Abejoja dėl savo atvykimo jau ir Matas Buzelis. Labai aiškiai nurodo ir priežastį – tai nesutarimai su treneriais. Kas akivaizdu yra savotiškas žaidėjo protestas prieš Tomo Pačėso žodžius viešojoje erdvėje. Buzelis atviras, jei nebus Valančiūno ir Sabonio, tikrai nebus ir jo. Rimas Kurtinaitis ragina visus netuščia žodžiauti, federacija komentuoti konfliktą atsisako, nukreipia pas trenerius, o Pačėsas bėdos apskritai nemato, sako, tema uždaryta.
Situacija buvo gerai suvaldyta. Tai yra tikslus Mindaugo Balčiūno žodžiai prieš 5 dienas. Federacijos prezidentas tikino, kad Tomo Pačėso sukeltas konfliktas su Jonu Valančiūnu jau rimsta ir rinktinė dėl to nenukentės. Pasirodo, reikėjo tik kažkam nuskristi į Ameriką ir gyvai pabendrauti su kita NBA žvaigžde Matu Buzeliu, kad paaiškėtų, jog situacija nei gera, nei gerai suvaldyta. Atvirkščiai. Delfi žurnalistas Mažvydas Laurinaitis iš Buzelio išgirsta nerimą keliančią ir labai aiškią žinią. Tikrai žaisiu Lietuvos rinktinėje, nežinau kada, bet tikrai žaisiu. Dabar jau nesu tikras, kad atvyksiu šią vasarą. Mes turime bėdų su treneriais. Turiu pasikalbėti su Jonu, Domantu ir pažiūrėti, ką jie darys. Tos bėdos su treneriais yra labai konkrečios. Tiksliau, ji viena. Pačėsas viešai kritikavo Valančiūną dėl fizinės formos, lygino jį su Laurynu Biručiu ir dvejojo dėl apskritai Jono naudos rinktiniai. Galiu pasakyti, kad Jonas buvo piktas. Tikiu, kad reikėtų žymiai labiau gerbti vaikinus, kurie atidavė tiek metų nacionaliniai komandai. Dovanojo jai viską, ką gali, aukojo savo laiką. Pažįstu Joną. Jis bus pasirengę žaisti ir kautis visada. Jį dėrėtų gerbti labiau. Jis visada palieka vaikus, žmoną, kad atstovautų Lietuvai, o žengdamas į aikštę atiduoda viską, kad laimėtų. Taip atvirai Buzelis Delfiui dėsto, dėl ko konkrečiai vasarą rinktinėje gali nebūti ne vieno, o visų 3 NBA krepšininkų. Valančiūnas apskritai per visą karjerą nepraleido ne vieno didžiojo turnyro su rinktine. Absoliučiai visada buvo joje. Kaip ir sakiau, čia prieš 2 savaitės man ta tema uždaryta. Sutarėm, kad visus rinktinės klausimus komentuoja ir kas liečia žaidėjų komplektaciją ir pasiruošimą ir visą kitą komentuoja vyr treneris. Todėl man šitą tema uždaryta, o skambių antraščių ir visų kitų dalykų aš tikrai nekomentuosiu. Taigi, komentuoja vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis. Manau, kad pastaruoju metu mes krepšinio bendruomenėje susikoncentravome į nereikalingus santykių aiškinimusis, supolitizavome krepšinį ir nutolome nuo esmės. Tai taikau visiems – treneriams, žaidėjams, žiniasklaidai. Laikas baigti rodyti pirštais vienas į kitą, netuščiažodžiauti ir galvoti apie vieną – Lietuvą. Visi, kas yra pasirengę ginti savo šalies spalvas, garbę ir krepšinio vardą, atiduoti visą save aikštelėje ir treniruotėse, yra laukiami rinktinėje. Neseniai Amerikoje visus geriausius Lietuvos krepšininkus aplankė rinktinės vadovas Linas Kleiza. Buvo susitikęs ir su Buzeliu, bet grįžęs konkrečių atsakymų, bus jis vasarą ar nebus, viešai nepateikė. O Buzelis apie šį susitikimą kalba jau ir ironiškai. Negaliu pasakyti, apie ką kalbėjome, ne viską ir pamenu. LNK bendravo ir su Mindaugu Balčiūnu, bet federacijos prezidentas viešai situaciją komentuoti atsisakė. Nurodė remtis Rimo Kurtinaičio mintimis ir pabrėžė, kad pagal naujus federacijos susitarimus visą šią istoriją tęs konkrečiai tik rinktinės treneriai ir vadovai. Buzelis debiutinėme NBA sezone žaidžia vidutiniškai po 19 minučių, renka beveik po 9 taškus ir yra vienas iš ryškiausių naujokų visoje lygoje. Panašu, kad kitą sezoną Lietuva turės dar vieną krepšininką NBA. Savo dalyvavimą NBA naujokų biržoje patvirtino vienas perspektyviausių jaunų žaidėjų Kasparas Jakučionis. Naujokų birža rengiama birželio pabaigoje, o užsienio analitikai Jakučioniui prognozuoja 9 šaukimą. Prieš porą mėnesių Jakučionis apskritai buvo matomas kaip vienas iš pirmų 5 šaukimų. Iki šiol jis žaidžia Illinojaus komandoje NCAA lygoje. O Lietuvos krepšinio lygoje BetSafe LKL čempionate neįtikėtinas Jonavos klubo išsigelbėjimas. Sibet komandos kolektyvas kosminiu būdu įrodė, kad rungtynės baigėsi tik tada, kai ištiksi paskutinę sekundę. Atsiliko 15 taškų ir likus 2 minutėms vis tiek sugebėjo laimėti Utenoje. Krepšinio komedija, kosminis sugrįžimas ir žodžio nepakartojama iliustracija. BetSafe LKL žiūrovai pamato šitą neįtikėtiną. Naudoja Volvoro taktiką, perdavimas užribyje ir čia spaudimas. Arbitrai stabdo veiksmą. Vidurio linija. Linijos taisyklės. Vėl grąžina kamuolį į žaidimą ir Utena klysta. Utena klysta. Utenos šansas išsigelbėti. Nespėja išsimesti kamuolio. Uniklantus. Aš nežinau, kas darosi. Nelaikom įtampos. Tiesiog tokios kvailos klaidos kažkur tai perdegim. Bijom laimėti, šokam, kažkur pasuojam, nesugraibam kamulio, pametam ir skaudu yra be galo, nežinau. Lukai, tai yra 6 jų klaida.
Utenos Uniklub bet Juventus sugeba pralaimėti rungtynes, kuriuose pirmauja 15 taškų skirtumų, likus 2 minutėms 27 sekundėms. Štai čia dar viskas aišku. Plius 15, lieka kelios atakos ir laukia užtikrinta pergalė. Bet vėliau beveik 900 sirgalių arenoje ir keliasdešimties tūkstančių televizijos žiūrovo akivaizdoje Utena patiria tikrą pažeminimą. Žiūrint iš kitos pusės, tai Jonavos Sibet sukuria krepšinio stebuklą. Išplėšia jonaviečiai pratęsimą, o jame varžovas jau akivaizdžiai kapituliuoja. Vieną labiausiai pribloškiančių sugrįžimų per visą LKL istoriją sukūręs Jonavos kolektyvas laimi rungtynes 6 taškais, 115-109. Tas krepšinis irgi, aš negaliu pervaryti kamolį arba prisimti kamolį ar ten dar kažką tai. Yra ten, tiesiog pasimta kamolį ir išsivaryk ir viskas. Griebėmės paskutinio šiaudo, pradėjom spausti, tai tas spaudimas davė vaisių ir sugrįžom į rungtynes labai greitai. Labai nuostabiai džiaugiuosi vyrai, kaip atidavė save aikšteliai, sprendimai, šiek tiek aišku ir sėkmės, bet ta sėkmė, kaip čia, užsitarnavo, man atrodo, šiandien su tuo juodu darbu. Jonava šiuo metu turnyre 4, Utenos klubas 6. Noriu tik trumpai sugrįžti prie disko svorio. Susimaišiau skaičiuose, tai ne 4 kg sveria vyriškas diskas, o 2. Bet kokiu atveju Mykolo pasiekimas įspūdingas. Ačiū, kad žiūrėjote, pasimatysime ir vėliau nuo 9:30. Iki. 7bet lošimo automatai. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Slauga pavirto simfonija. Laikas Gelamirtol Forte. Gelamirtol Forte palengvina sinusito ir bronchito simptomus. Prašome eidami perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Nuo vieno kraštutinumo prie kito, bet dabar jau prie to gerojo, nes dar neseniai valė sniegą nuo automobilių, artimiausių metų jau pasijusime tarsi vidurvasaryje. Temperatūra gali kilti net iki 26 laipsnių šilumos. Tad pasižiūrėkime, kokios ateinančių dienų prognozės. Ateinančią naktį debesuotumas bus nepastovus, kai kur trumpai gali palyti, vėjas rims ir taps besikeičiančios krypties. Vietomis didžiausia tikimybė šiaurės vakarinėje šalies dalyje gali susidaryti rūkas. Paryčiais oras atvės iki 4-9 laipsnių šilumos. Na, o rytoj dieną debesis dažniausiai bus reti. Dažnai džiugins saulės spinduliai, tik pirmoje dienos pusėje vietomis dar pasitaikys tankesnių debesų, bet žymesnio lietaus jie neatneš. Vėjas pūs iš pietryčių rytų 6-11 m/s greičiu. Temperatūra popietė kils iki 18-23 laipsnių šilumos, truputėlį vėsiau galėtų būti tik tais Kuršių nerijoje. O dabar jau pakeliaukime po atskirų šalies regionus ir pradėkime nuo šiaurinio šalies pakraščio, kur gražiausia diena žadama Šiauliuose ir Joniškyje, čia 19-18 laipsnių šilumos atitinkamai ir visiškai saulėta. Kitur dangus pilkas, bet taip pat šilumos netrūks nuo 17 iki 20+. Rytinėje šalies dalyje sinoptikai rytoj kritulių neprognozuoja, kiek daugiau debesų ties Zarasais ir Visaginu, nuo temperatūra čia tarp 19-20 laipsnių šilumos ties Ukmergė, Utena, Šalčininkuose taip pat visiškai giedra diena, debesuota su pragiedruliais iki 20 išilsiančiame Vilniuje. Pietiniuose ir centriniuose šalies rajonuose sinoptikai rytoj taip pat žada daugelį atvejų saulėtą dieną, kai kur pavieniai debesis, kiek daugiau jų ties Raseiniais, o temperatūra nuo 19 iki 22 laipsnių šilumos. Čia labiausiai šilumą išsiskirs Kaunas su 22+. Na ir vakarinėje šalies dalyje sinoptikai rytoj žada daugelį atvejų giedrą dieną, šiek tiek pavienių debesų, iš kurių lietaus tikrai nereikėtų tikėtis. Ties Mažeikiais gali praplaukti, o temperatūra čia 19-22 laipsniai šilumos. Iš ties labai gražus antradienis, o dabar jau apie kitas dvi paras šalyje pasikalbėkime su pagrindinė, ko gero, šiandienos naujiena ir akcentų fone pražydusiomis sakuromis. Trečiadienio naktį iš pietvakarių artės atmosferos frontas, debesuotumas didės, pietvakarinėje šalies pusėje daug kur palis, tačiau vyraus negausus lietus, pietryčių vėjas pūs iki 11 m/s, nuo temperatūra dėl tankėjančių debesų gali nekristi žemiau 6-11 laipsnių šilumos, tad naktis bus pakankamai šilta. Nuo trečiadienio dieną per šalį jau praslinks minėtas atmosferos frontas, bus debesuotas su pragiedruliais, daug kur palis, bet vyraus neilgai trunkantis negausus lietus. Pūs stiprokas pietryčių vėjas, dėl tankių debesų lietaus ir stiproko vėjo temperatūra kils mažiau nei praėjusiomis dienomis. Čia galime tikėtis apie 13-18+, tik tais pietvakariniuose rajonuose
rajonuose gali sušilti iki 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktį debesis daug kur prasisklaidys, jei trumpai ir palis, tai tik tais kai kuriuose vietovėse pietryčių vėjas aprims, temperatūra turėtų pažemėti iki 6-11 laipsnių šilumos. Nuo ketvirtadienio dieną sustiprės aukštesnio slėgio laukas, todėl debesis bus reti, didžiąją dienos dalį lepins saulės spinduliai, lietaus tikimybė nedidelė, pietryčių vėjas nestiprus iki 10 metrų per sekundę, ir jau šalį plūstels dar didesnė šiluma, popietę oras gali šilti iki 20-25 laipsnių šilumos. Dabar jau keliamės į Europos žemėlapį ir pasižvalgykime, pakeliaukime, koks ten žadamas. Antradienis pradėkime nuo Skandinavijos, kur Stokholme ir Kopenhagoje apie 16+, debesuota, gali ir lietaus iškristi. Britų salyne temperatūra nuo 13 iki 18, Glazge apniukė apie 14, Londone taip pat pilkas dangus ir laikysis maždaug 17 laipsnių šiluma. Identiški orai jau kitame Europos pakraštyje, Kijeve apsiniaukia ir apie 17+. Vidurio Europoje 1-2 laipsnių šilčiau, čia tarp 18-20 laipsnių šilumos, Varšuvoje gali palynoti su 19+, Prahoje apniukė apie 20, Budapešte kiek vėsiau, palynos ir laikysis maždaug 15 laipsnių šiluma. Vakarų Europoje, taip pat Beniliukso šalyse temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnių šilumos, Briuselyje su lietumi 20, Paryžiuje apie 16 laipsnių šilumos, taip pat palynos. Na, o Madride, piečiau Europoje, gerokai vėsiau, čia vos 11 laipsnių šilumos ir apsiniaukia bei su lietumi. Romoje taip pat rytoj pilkas dangus, tiesa jau gerokai šilčiau nei Madride, čia šils iki 20+, Atėnuose laikysis tie patys 20+, bet su lietumi, Stambule keliais laipsniais vėsiau, be žymesnių kritulių, bet apsiniaukia ir apie 17 laipsnių šilumos. Tiek apie orus šį kartą, gražaus ir jaukaus vakaro su LNK. Sevenbet kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Labas vakaras. Sveiki gyvi. Ar turite namie gesintuvą? Kodėl tau čia taip parūpo priešgaisrinė apsauga? Todėl, Keite, kad beveik kiekvienose namuose vaikų gimtadieniai švenčiami su tortais ir žvakutėmis. Man tai labiau patinka ne žvakutės, o tie maži ferverkai smėgiami į tortą. Va dėl to ir būtina turėti namuose gesintuvą. Ugnies stichija karalių koncerte Prienuose. Mes sudeginom sceną ir už tai gavom beveik 14 000 eurų nuostolį patyrėm. Kaip mama ir dukra pasidalina vienu sugulovu. Nicole will be my granddaughter, my first granddaughter. Yeah, this is going to be her first granddaughter and her baby's also going to be my little sibling, so. Lietuviai didžiausios pasaulio katastrofos centre. Asmeniškai tai labai dantis visi iškrito, teko viską susistatyti naują. Čia nauji mano. Šiuo metu atlikėjai arenose varžosi, pas kurį koncerte bus daugiau šviesų, garso, dūmų, ledų ir liepsnų. Todėl ir rekomenduoju žiūrovams turėti nuosavą kišeninį gesintuvą. Arenose galbūt tas gesintuvas nebūtinas, tačiau kultūrkiai šviesos, dūmų ir liepsnų kokteilis gali būti pražūtingas. Todėl rekomenduoju žiūrovams koncerte turėti ne nuosavą kišeninį, o normalų 5 litrų gesintuvą. Kai vyksta koncertas, reikia daug garso, šviesų ir fejerverkų. Grupė Karaliai Prienų kultūros centre tokį koncertą ir padarė. Su visais atributais. Ir sudegino sceną. Koncerto metu mes leidžiam tam tikrą pirotechniką scenoje ir taip atsitiko, kad kažkiek sudeginom juos. Prienų kultūros centro scenos danga buvo neseniai atnaujinta. Grupė Karaliai šoko ir dainavo ant naujutėlės scenos. Tačiau nuo liepsnų efekto ji tapo kiaura kaip rėtis. Paties ta šokų danga, kuri buvo koncerto metu apgadinta. Tai suprantu, kad danga buvo visiškai nauja, ar ne? Jo, jinai buvo visiškai nauja. Prienų kultūros centro direktorės pavaduotojas Remigijus Brokas kreipėsi į grupę Karaliai. Ir negavau jokios reakcijos, tai yra nei skambučio, nei atgalinio jokio ryšio. Tada, kadangi pastatas yra draustas nuo visų rizikų, kreipiausi į draudimo bendrovę su
pateikiau dokumentus, pateikiau siūstą laišką, pretenziją, pateikiau nuotraukas ir draudimo bendrovė pradėjo savo darbus. Neskubėk ir būsi pirmas. Karaliai, kurie neva nereagavo ir nieko nenorėjo girdėti apie sugadintą sceną, gavo sąskaitą iš draudimo ir prašymą atlyginti nuostolius. Mes sudeginom sceną ir už tai gavom beveik 14 000 eurų nuostolį patyrėm. Jeigu kalbant taip, gal tiksliau skaičiais 13 700 kažkiek su centais ir po koncerto praėjus dar nežinau ar keliems 3 mėnesiams žodžiu gaunam nežinodami iš antstolio laišką, kad visgi mes čia tokį padarėm nusikaltimą ir dar antstoliams dar turim sumokėti 100 eurų, tai va teko iš karto apmokėti, kad neįpristi į didesnės skolas. Luką ištiko šokas. Šitiek pinigų! Karalius kreipėsi pagalbos, supratimo ir užtarimo į Prienų rajono merą. Eigoje bandėm susitarti su kultūros centru, įspręsti problemą draugiškai. Asmeniškai man teko pačiam, jeigu neklystu, 2 kartus lankytis pas Prienų merą, tai gan pas mūsų ryšys gan geras yra ir mes bandėm atrasti kompromisą ir suderinti tos dalykus. Nei mero užtarimas, nei siūlymas patiems suremontuoti sceną Prienų kultūros centro direktoriai neva nesuminkštino širdies. Duodat 14 štukų į laisvę. Būtumėm tikrai sutvarkę, tai kaip ir meras sutiko sutvarkyti su mano sąlyga, kad sutvarkom tą būtent dalį, kurią mes padarėm, bet Virginija, gal nežinau, ar galiu